Sveiki visi Raseiniai TV žiūrovai. Šiandien su jumis laidoje Mozaika. Pirmas klausimas šiai dailiai paneliai. Ateik Skaistė. Ateik, nes pagausiu. Kaip jaučiatės iš po šiandienos repeticijų? Repeticijos buvo labai sunkios. Gerai. Kaip manote, kaip seksis rytoj renginyje? Puikiai. Nu va. Taip. Ar pasiruošėte puikiai šokiam? Jo, žinau. Ar jūsų partneris yra geras šokiuose? Žinau, lievas. Nu, tai kaip? Nesižvenk. Pats geriausias. Toliau mikrofoną. Pats geriausias. O kas toks? Ar Niekam neįdomu. džiaugiais? Žiūrėkit, čia yra jos partneris. Prašyčiau partnerį. Ateikit čia. Skaistė kalbėjo, kad jūs esat puikus partneris. Kas čia per gaudynės? Čia jum ne 24 valandos. Čia tave pagalba. Taigi norim paklausti šios mažos mergaitės, ar gali trumpam sustoti? Kaip jaučiatės dainų Prašyčiau nesijuokti. Matom labai linksmas panelės, kurios taip pat bėga. Visi bėga. Prašyčiau, dar norėčiau visai pakalbinti šį nuostabų jaunuolį. Šviesa. Reikia šviesos. Taigi, brangusis, prisistatykite. Aš esu Lukas. Lukiukas. Trumpiau. Taip. Kaip jums sekas matematika? Žinom, kad gerai. Tai gal galėjau duoti man atsakyti vieną klausimą? Ar tu durnas? Neprivalu. Matėt? Kaip jaučiate su savo šokių partnerė šioje dainų šventėje? Ar esate patenkintas, kad šokate su jie? Taip, esu labai patenkintas, nors labai gailiuosi, kad maniškai negalėjau važiuoti. O kur jūs iškė partnerė? Žinau. Tai čia kaip jūs suprasti jau uždavinėjat su kita panele? Neprivalu atsakyti šitą klausimą. Tie šiuolaikiniai šokiai. Taigi, ar norėtumėte savo partnerę pakeisti kažkuria kitą panelę? Ne, šiuo momentu. Negalima. Taip, žinau. Su partnerė šokat visus šokius? Ne. Ar puikiai pasiruošę rytojaus dainų šventėj? Taip. Ar taip? Taip. Puiku. Kaip sakė šiandien generalinė repeticijoje? Puikiai, nepavargau. Gražiai pašaukau. Džiaugiausi savimi, esu labai patenkintas. Bet žinokit, niekam neįdomu. O ar jūs, Patricija Stašinskytė, dabar man papasakokite, kaip jums sekėsi repeticijoje? Puikiai, nutrynė kojas. Tai sakote, kad jūsų avalinė buvo nepatogi? Aš taip nesakiau. Ar čia yra, aš matau kažkokį tai skundą? Gerai, kitas klausimas. Ar jūs esate patenkintas savo šokių partneriu? Be abejo. Na, kodėl? Išvardinkite porą priežasčių. Nes jisai maladėt. Neturiu daugiau komentarų. Tai štai. Taip reikia tvarkyti su... Atsiprašau, norėtumėme pakalbinti dar vieną vaikiną, Repždį. Tuoj pagausim dar vieną. Miegam, greičiau, nemiegam. Taip šis dėlis savo buvo darbas užvakar. Norėtumėme pakalbinti jūs, kol ieškome jūsų partnerio. Ar jūs tai blogai sutarėte ir ar jis jūsų tai bijo, kad jūs net nesugebate jo pagauti? Suprantat, kaip būna. susipyksti, susitaikai, tada vėl susipyksti. Šeimyniniai santykiai, tai veido.
Jeigu muša, reiškia myli. O į kurią vietą veido davė? Kur nedavė? Atsiprašau, norėtumėme pakalbinti vieną panelę. Gerai, pakalbinsime kitus asmenis. Štai matau 2 jaunuolius. Mano namai šiek tiek per toli, kad aš tenai. Tai buvo stiprus smūgis. Gerai, grįžtame į kabinetą ir greičiausiai teks užrakinta. Greičiausiai teks reportažą baigti. Atrakinta. Atsistokite. Ėmė Varadar. Jūs būsite šiandien tardoma. Ėmėme kampą, kur baisiau. Labutytę. Patricija, aš jūsų klausau. Kaip jaučiatės? Skauda kūja. Šalta? Ne. Kodėl su pledu? Niekam nei. Kuo prisidė? Pledu. Prancūzai laimi. Gerai. Ar žiūrit futbolą? Ne. O kodėl? Neįdomu. Jums nepatinka žiūrėti gražius bachūrus su gražiom šukuosenom? Iš tikrųjų, tai futbolą reikia žiūrėti ne dėl gražių bachūrų, bet aš dėl jų nežiūriu, nes man nepatinka futbolas. Tai bachūrai nepatinka. Aš turiu vieną vienintelį ir man to užtenka. Vienas vienintelis ir nepakartojamas. Kokia liūdna meilės istorija. Taigi, kaip jums sekasi su jūsų šokių partneriu? Vis dėlto jūs turite ne vienintelį vaikiną. Man gerai sekasi su šokių partneriu, labai puikiai sutarėm ir puikiai šokam. Su kuo šokat? Su gerbiamuoju Luku Kveškevičiu. Kuris yra? Šiuo metu nežinau jo buvimo vietos, tačiau jei sužinosiu, jums pranešiu. Galėtumėt nustatyti pagal azimutą, kur yra jūsų partneris? Šiuo metu negalėčiau. Skaudu ir liūdna. Kaip sekė šiandien generalinė repeticija? Sekėsi puikiai, labai intensyviai šokau, daug prakaitavau ir labai skaudėjo koją, bet aš ištvėriau. O nuo ko skauda koja? Žinokit, niekam neįdomu. Tik šiaip paklausiu. Taigi, šitaip ir užbaigiame savo video reportažą. Čia buvo, nesakysiu kas, nes niekam neturėtų būti įdomu. Ir paskutinė mūsų pašnekovė. Ir dar aplinkui gali nufilmuoti, kiek čia daug žmonių buvo ir stebėjo mūsų video reportažą. Taigi, su jumis buvo klubas Mozaika ir aš. Patricija Stašinskytė. Niekam neįdomu.